Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną vešim restauruoti pirmuko vairo kolonėlę. Žiauriai nepatogiai. Čia tai šakis. Tai trumpai papasakosiu, ką darysim ir dėl ko. Tai visų pirma, norėčiau paminėti, kad į galą susidėjau praaukštinimus, tai kas nematėt Instagrame, kliuvo galą sudėjus 18 ratus, tam keitėm spiruoklės nepadėjo, dabar susidėjau 2 cm praaukštinimus ir po viso šito važiavau į suvedimą. Tai suvedime pastebėjau, kad man kažkur bėga tepalas. Aišku, aš galvau, kad man bėga per alsuoklį, nes aš jį buvau atjungęs su tam tikrais, norėjau pasitestuoti kai ką. Jį atgal prisijungiau, nusiploviau, po to vėl pasikeliu mašiną, žiūriu, man vairo kolonėlę pasileidus. Tai dabar esmė tokia. Reikia susitvarkyti bent vieną mašiną, nes KM6 irgi sugriuvo. Tai lupsim lau kolonėlę, tikriausiai vešim restauruot ir tada tikėsimės geriausiai. Trumpas pranešimas. Šiame video vienam iš mūsų sekėjų padovanosim šitą diagnostiką, tad žiūrėkit iki galo, o dabar einam lupt kolonkę. Mighty N45. Pats geriausias variklis iš kitos pusės ten nuo eilės galo. Ką mes dabar galim padaryti? Jaučiu, atsijungsim vairo kryžmę. Prieš tai užsirakinę vairą, kad mum nepabėgtų kažkaip nenutrauktų svarbiausia vairo rytas. Ta pasidarysim, tikiuosi nebus ten problemų, lengvai nusimaus, o toliau mum yra kas tik tais 2 vamzdeliai, vairo traukės antgaliai ir jeigu neklystų 2 varžtai, kurie laiko pačią vairo kolonėlę. Kolonėlę out, nusiemam traukės, atsisukam, susipakuojam gražiai ir bus paruošta siuntimui. Oi, gražus tepaliukas, naujas, nes depyliau. Ai. Na, nusikaliau pagaliau. O, kai čia šaudo. Reikia apsivalyti dabar šitą sriegį, nes čia būna dažnai atsukant tiesiog užstringa tą veržlę. Tada reikia pjausti, čia kažką daryti. Šiaip tai aišku, galėtume mes iškart nupjauti, bet nenoras čia prisipjaustyti. Bus tvarkingiau, jeigu gražiai atsuksim. Net nereikėjo kalt, va taip išsiėmė pacas. Labai gerai, galime eiti kitą pusę. Na, ką darom? Reikėjo man iš karto atsisukti, kai buvo vairas dar uždėta kryžma. Nežinau, čia užteks mums tokio kaitintuvo. Ne. Eik, nu tai kad nesąmonė. Eik tu, reik pjaut. Įsipjausiu su turbinke ir tada turi eit lengvai. Ne, nu karoči, aš neturiu žodžių. Ko jis čia taip ožiuojasi? Ir vis tiek pastrigo biškį. O atpūtas.
Dabar aš noriu atsigerti. Kaip matot, kolonėlė ant žemės. Reikia dabar nusiimti apsaugėlės, atsisuksim traukės, apsivalysim kažkiek, susiviniosiu į plevelę, kad netyčia neprivarvinti mašiną ir vešim tą kolonėlę restauruoti. Gaila, kad šiandien turim sekmadienį, tai tą galėsim padaryti tik rytoj. Tai viskas keliasi, bet kokiu atveju į kitą dieną. Jo, čia šlapia ir vienoje, ir kitoj pusėje. Tas apsaugas galėčiau ir palikti tas pačias, bet aš noriu viską susikrauti naują ir pamiršti ilgam. O, kaip laiko žiauriai. O, čia tai šakės. Kiek turim tepalą. Va, taip norėjau padaryti. Eik čia. Toks jausmas, kad nebuvo nei priveršta. Bem. Blemba, čia baisiai atrodo. Va, šitų reik nepamest. Nes manau, kad prie šitų gumų naujų nebus. Ir tada nesisandarins labai gerai. Tai ir va, kolonėlė. Eik, dėl to ir sugedo, kad ne zaksas. Eik, tu čia easy. Geras visai įrankis. Spėkit iš kur. Thumbnailas. Ir kaip? Ne, šiaip ne tam aš ją pasiėmiau. Gerai, pasiėmiau aš tam, kad nusiplaut kolonkę. Bent kažkiek, taigi neveši tokios baisios, na. Gal reikia išsukt, pasižiūrėti. Oh my god! Buvo dar guga. Yra va visokių rūdelių, tai jaučiu ir tiesiog tos rūdis subraižo riebuokšlį esantį čia. Ir prakiūra tas riebuokšlis, nes man per tą kampą grinai ir bėgu. Blemba tas brake cleaneris, tai viskas man patinka, bet labai greit baigęs. Gerai, bus čia. Tokį pištoletą. Tai vairo kolonėlė išimta, supakuota, paruošta restauravimui. Tai dar bandysim pasiskambinti tam žmogeliui, kuris tvarko. Galbūt išeis šiandien bent jau palikti ją. O toliau lauksim skambučio, lauksim kada sutvarkys, už poros dienų gaunam dalis ir tada viską rinksim į mašiną. Tai va, turim išsipakavę King Bolen diagnostiką. Panašią kaip prieš tai, tik tais daug mažesnė, daug fainesnė. Esam jau bandę, kaip ir sakiau, kitokią. Šitą turėtų turėti tas pačias funkcijas, gal netgi daugiau. Programėlė ta pati, jau prisiregistravom, einam, pabandom pasijungti prie mašinos. Šiaip turim ir prailginimą, gaunam prie to pačio, bet šiuo atveju mums nereikia, tai tiesiog įsikišam į OBD2 jungtį. Nu, šitas nepypsi, ką galiu pasakyti. Įsijungiam degimą, aišku. Įsijungiam eDiag programėlę, kaip ir sakiau, esam jau prisiregistravę. Prisiregistruot gali čia. Tiesiog spaudžiat šitą. My Devices, See All. Mes turim šiuo atveju 2 netgi. Tai viskas. Galiu užvest mašiną, parodyti, kad čekiukas dega. Galim pasižiūrėti per diagnostiką dėl ko. Gerai, viskas prijungta. All Systems Diagnostic, spaudžiam. Įsijungiam Bluetooth, aišku. Go. Skanuojam vyną. Tai dabar pirmą pajungimą gan ilgai krauna, šiek tiek softą siunčia. Kitas kai jungsitės jau nebereikės. Ypatingai jeigu parsisiūsit savo mašinos softą, pavyzdžiui, šiuo atveju BMW, tai tada antrą kartą viskas greitai, sklandžiai, be jokių pauzių. Ką mes turim? Vieną seną klaidą History, Engine Temperature Sensor. Gal buvo atjungęs, dabar neprisimenu. Nu ir ką, turim katalizatoriaus klaidą ir Oxygen Sensor. Viskas kaip ir aišku, bandom išsitrinti. Clear. Vėl read. Nėra klaidų, bandom užsivesti. O, čeko nebėra. Pasižiūrim dar kartą, read paspaudžiam. Nu va, viskas, nebėra klaidų.
Dabar ką pasivažinėsiu, turėsiu diagnostiką, pasijungsiu, pasižiūrėsiu, ar iš naujo užsidegė, ar neužsidegė. Tai, kaip ir sakiau, diagnostika paprasta, yra ir kitokių funkcijų. Šiaip patogu, žiauriai tokį mažą devaisą turėti, galit prie savęs nešiotis praktiškai kišeniai, kažkokiam tašiuke, ar gali mašinai kažkur mėtytis, tikrai vietos neužima. Kraut irgi nereikia, tiesiog turite telefono programėlę ir naudojatės. Šiandien nelabai ką beturim ir testuot, nusitrynėm čekiuką svarbiausia, vėliau per sekančius video aišku ir daugiau išsibandysim, tai turbūt ir ne paskutinis kartas, kai bandom iš vis kokį kingboliną, o jeigu jum reikia tokios diagnostikos, tai linkas video aprašyme, o su nuolaidos kodu MAPLE5 gaunat $5 nuolaidą. Dar vienas svarbus momentas, tai ką minėjau nuo video pradžios, tai kad vieną šitą diagnostiką padovanosim vienam iš mūsų sekėjų, tai sąlygos yra labai paprastos, tai reikia pažymėti 2 draugus, su kuriais tu leidi laiką šią vasarą, parašyti klaidos kodą, kokį jum išmetė paskutinį kartą, pažymėti visus mūsų rėmėjus, nueiti ant prieš paskutinio video ir parašyti komentarą noriu diagnostikos. Ne, šiaip tai juokauju. Žiauriai paprasta. Tai reikia būti mūsų sekėjų Instagrame, mes išrinksim laimėtoją ir gausit komplektėlį diagnostiką ir prailgintuvą. Demonstruoju, va, turim naujas apsauginės gumas, jeigu jas galim gumom pavadinti, nauji chamučiukai, viską, tvarkingai, lemfjorderis. 2 vienetai, toliau čia tikriausiai turim angalius, jo, vairo traukius angaliai. Šiaip nusprendžiau viską dėti naują, nes, nebesinori lyst į tą pačią vietą antrą kartą, plus aš jau, kaip ir sakiau, šiais metais važiuosiu gal 5 kartą į suvedimą. Nebenoriu, kad kokią traukę pradėtų klibėti ir vėl aš varyčiau suvedimą daryti. Taip pat turim tepalo, šį kartą pilsim Liqui Moly. Ir čia tikriausiai bus traukės. Šiaip norėjau, kad viskas būtų fagas, tiek angaliai, tiek traukės, bet būtų reikėję dar vieną dienelę palaukti. Man dabar biški kritiška, tai pasiėmėm tiesiog Febį. Turėtų laikyti, aišku, čia nieko stebuklingo nėra, tiesiog traukės obuolys. Visgi bus nauja ir, manau, gyvens ilgai. Tai ką dar turim? Turim pačią vairo kolonėlę, galim ją išsipakuoti. Va, kolonkė kaip kolonkė, yra pritepta tepalo, pakeisti salnikai. Klausiau, dėl ko taip įvyko, sakė tiesiog amžius, tiesiog sudilę salnikai, riebokšliai kitaip tariant ir viskas. Perinko, viskas sudėjo naują, čia matau netgi tas varžtas kitoks įdėtas. Klibėjimo jokio neturėjo, sakė štokas gyvas, tai žodžiu viskas tvarkoj. Sumokėjau 100 ir bus kolonkė kaip nauja. Taip sutraškėjo, jaučiu, kad ir per kamerą girdėjęs. Kažkaip va taip. Žiauriai nepatogiai čia. Gerai. Kaip sakant, jeigu pasakai magiškus žodžius, čia niekur nedings, tada tikrai laikys. Čia niekur nedings, ar niekur nedings? Ar pasakai šitas niekur nedings, ar laikys, turi kažką pasakyti, turi, žinai. Kitaip tai tikrai dings. Jeigu tu pasakysi ir tu žinosi, kad tu pasakei 100 metų, dabar jau galim kalt. Ne per smarkiai, bet pakalt biškį. Maunasi, ne? Jo. Gal dar vamsdėlius prisuksiu? Va, turim 4 naujus varinius žiedėlius, kuriuos būtina pasikeisti, nes kitaip leis. Aišku, gali būt, kad neleis, bet kiek jie kainuoja, keli centai vienas. Pasikeičiam šitos, prisisukam tvirtai, tada galim užsipilti skysčio ir netgi užsivest pirmuką, pasukinėt vairą, išsiorint sistemą,
to pačiu pažiūrėsim, ar neleidžia kolonkė. Nes jeigu mes būtumėm susidėję traukęs angalius, bla bla bla, ir mums pradėtų leisti, nu tai labai abydna būtų. Šiaip jeigu vairo kolonėlės tvarkot, jeigu ten būna drožlį iš siurblio, da kažką, labai pravartu yra prasiplauti sistemą. Bet pas mane ir matėsi, kad labai švarus skystis, ir nebuvo sudrožta nei siurblys, nei pati kolonkė, tiesiog buvo salnikas išspjautas, nu tai aš neplausiu tos sistemos. Kiti mačiau tos varinius žiedelius pašildo. Tipo geriau užsisandarin, netgi su senu. Nu, bet čia nesąmonė yra, čia sutaupyti eurą. Nu jo, sausra. O, čia dar su. Tokį gliu. Nu, 1, 2, 3. Raudonas gerai, reiškia toks pat. Vyšninis. Vietinis. Kiek čia supylėm? Kur? Čia kaip eini prie stotelės autobusų tą ieškot. Nebėra tokių, žinok jau. Yra, kaip nėra. Tu žiūrėk į kaimą čia. Yra tas netgi seniau būdavo, žinai, lentelė. Dabar bent jau tas, kur pasukinėt, kaip Klaipėdoj mieste, tarkim. Nu, ką čia, nekreipki dėmesio, iš kaimas. Jau sukinėjai? Jo. Nu, kol kas nieks nesikeičia. Ane? Nu, nieks nevyksta. Gerai, dabar filmuok vėl. Aš trumpam užvesiu, labai trumpam. Nu, okei. O, iš karto sugėrė, bet lyg tai grįžo atgal. Grįžo atgal? Ne, nu biški sugėrė. Gal biški ilgiau reikia užvestą palaikyti. Nu, davai, užvesiu ilgiau. O, dabar tai jo. Dabar tai jau girdėjęs, kad tuščia. Ir grįžo dar pusę. Tai kaip tai per kur čia grįžta? Ai, bet gerai sugėrė. Tai čia žinok, beveik tuščias yra jisai. Čia nėra iki pat dugno. Nu. Ten yra filtriukas toks. Jo jau nesugėrė visą. Nors, žinok, gal ir trūksta. Ai. Jo, vėl trūksta. Tai va tai pabiški ir išsivorinti. Nu jau realiai nebenukrenta lygis. Čiut pakrito, taip ir laikosi. Nu ir gerai. Tik aišku, dabar yra burbulų ten pilna. Tie burbuliukai pradings, nežinau, po valandos jaučiu tik tai. Jo, visai čia yra lygyje. Kol kas čia paliekam ramybei. Dar palysim po apačią, kai suksim traukės. Apsižiūrėsim, ar tikrai niekas nebėga. Bet manau, viskas yra puiku. Tai susirinkau visą viršų, visas plasmasės, kur buvau išserdęs vien dėl kryžmės. O dabar imam traukės ir einam į apačią. Prisisukam traukės, galėsim dėti gumas, angalius ir taip toliau. Šiaip tai norėjau nusipirkti 3.8 raktą, bet dėl vieno karto ar dėl kelių pirkti 3.8 raktą ir mokėti 30 kažkelis eurus, biški gaila. Tai nežinau, kaip atsukau, manau, taip ir prisuksiu. Nereik čia baisiai daug jėgos toj vietoj. Manau, laikys. Ar taip įtelpa? Oh yeah. Biški prilaikysiu kažkiek, nu. Ką su tokiam repliam gali palaikyti? Tik sugadint štok. Gerai. Šiaip pasiteisinęs tas įrankis, nes jis yra universalus. Jeigu kažkam reikia, šiaip galit parašyti. Užsakysim. maplestreet.lt. Kaip labai easy užsidėjo. Pilvas krenta. Nu, nesisukinėja. Ne, reiškia gerai bus. Ui, tu. Nu, tai lysk.
Nu, panašiai. Aišku, dar mašina yra pakelta, ratai nusileida, tai biški vis tiek, kaip pasikelia, biški keičiasi tas išvirtimas, suvedimas. Tai mes čia taip daugmaž iš akies pasistatysim, po to užsidėsim ratus, dar galėsim su metriuku pasimatuoti, nu, galėsiu tiesiog parodyti, kaip galima pasidaryti tokį bazinį suvedimą, kad jau visai nebūtų aklai. Ką reikia pasakyti? Laikys. Ai, bus gerai. Labai jau čia gausiai aš visur tepu. Geriausia būtų su teptuku. Dabar nusibrauks tas rėgis vis tiek besuka. Yra šioks toks nuansėlis su angaliais. Nežinau, ar jų matosi. Čia yra left. Ten yra lygiai taip pat left. Biški prasileidom. Aišku, mes detalės galim grąžinti bet kokiu atveju. Bet dabar žiauriai skubam. Norim varyti suvedimą. Tai dedam taip kaip yra. Esmė tokia, nieks ten nesiskiria. Skiriasi tik tais tas, kurioje vietoj yra tas varžtas, kuris užveržia šitą angalį. Tai dar aišku pasitikrinsim, ar nieks niekur nekliūva, viskas gerai. Ir tada nieko. Viskas ratai uždėti. Dabar ką? Pasistatom vairą kiek įmanoma tiesiai. Tada palysim po mašiną ir parodysiu, kaip galim pasidaryti tokį ale bazinį suvedimą. Gerai. Geriausia būtų aišku jį įsiveržti, bet mes čia suvedimo nedarom, darom tik tais tam, kad iki suvedimo nuvažiuoti galėtumėm ir nesudiltų visiškai padangos. Va, pasiemi, pavyzdžiui, pasirenki, kurioje vietoj patogiausia matuotis ant padangos. Tarkim, aš pasiemu, ne, va šitą vietą, užsikabinu, bet reikia atsiminti, kad ir vienodam aukštį reikės matuoti. Tiek priekį, tiek galą padangos. Tai pasiemi, va, bam, užsidėjai čia, prasitempi ir žiūri, kad čia yra 1, 5, 3, ne? Dabar lygiai tą patį padarom padangos gale. Nu gerai, čia galas yra plačiau. Viskas paleisk. Dabar reziumė. Priekį buvo 100 pm cm, galas buvo 100 pm 3. Tai reiškia, galas yra išvirtas taip. Tai mes dabar ką? Turim tiesiog pasižiūrėti, kuris yra kreivesnis. Nu čia taip paprasčiausia. Ir sustumti tą galą į vidų. Taip padaryti, kad ratai žiūrėtų tiesiai. Aišku, aš kaip ir sakiau, mašina yra pakelta, ratai nutįsia, nesigauna tiksliai. Bet mes jau bent jau turim tokį bazinį suvedimą, kad nežiūrėtų viens į vieną šoną, kaip sakyt. Nu, bandom. 101,2. Vo, įpridėsis. Jo. Gerai, ledas. Dabar jau yra panašiai. Aišku, kadangi abu du ratus po biškį sukinėjom, tai faktas, kad vairas bus kreivai. Bet kaip ir sakiau, svarbiausia, kad nenuėstų padangų, nes yra tokių buvę dalykų praktikoje, kur kažkur pasikeiti traukės, aišku, čia labai senai tas buvo. Pasikeiti traukės, nei biškį nepadaro suvedimo net iš akies, tada tu važiuoji nuo Kretingos iki Klaipėdos ir grįžti visiškai be padangų. Nu tai aišku, tiek nereikia važinėti be suvedimo, bet va tas toks bazinis ir būtent ir yra tam, kad bent iki suvedimo davažiuot. Dabar ką, pasikelia mašina. Dar kartelį, išsitraukiam ožiukus, pasisukinėjom, pasižiūrim, kaip vairo stiprintuvas veikia, ar nieks niekur nekliūva, ar gumos neišsimauna, tartata, bla bla bla. Ir tada būsim baigę. Važiuojam! Nu ką, su pirmuku išsibandėm viską, ką galėjom, skystis nebėga, nieks niekur nekliūva. Aišku, reiktų padaryti tas drive, bet dabar negalim, nes reikia suvedimo. Jeigu kažkas išlys, aišku, paupdeitinsim, o čia mes video ir užbaigsim. Čia buvo Maple Street Studio, kam patiko būtinai paspauskit like, nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalo, taip pat užeikite į mūsų parduotuvę, pačekinkit mūsų Instagramą, o mes susitiksim kitose video.